Šį klausimą pristato Krekenavos, kai norisi mėsos produktų linija. Tai išskirtinė produkcija, kurioje mėsos procentas nepaprastai didelis. Žinau, kad sunku galvoti, kai nėra mėsos. Todėl Krekenavos, kai norisi mėsos produktų linija, apdovanos jūs dešrų ir dešrelių pilnais mėsos rinkiniais, bet tik jeigu teisingai atsakysite į klausimą, jeigu ne, tas dešras valgys jėdu. Valgyk dešrą. Vis tiek aš pas kaimyną nueisim, mes pasidalinsim. Mindaugai, tu rūkyk dešrą. Rūkyk dešrą. Ką man rūkyk dešrą, jeigu Krekenava jau išrūkė? Ir net mėsos idėjai. Mes jūs dešromis neužkimšom, duodam klausimą. Dėmesio. Kokį patiekalą valgo pietų korėjiečiai, siekdami sustiprinti sveikatą ir vyrišką energiją? A. Gyvus moliuskus. B. Šuns mėsos sriubą. C. Gyvačių liežuvių troškinį. Šuns mėsą, man Gerai. atrodo, valgo. Gerai, dabar taip, gyvus moliuskus, tai čia ne tik pietų korėjiečiams, mes visi valgom gyvus moliuskus. Austrija irgi, Austrija yra moliuskus, aišku. Aš galvoju, šuns mėsos sriubą, bet nejaugi jie taip dabar. Supranti, pietų Korėja šunis, tai čia yra, Taip. lygų, Taip, bet... taip. Gyvačio Bet čia liežuvį gali būti per troškinį. lengva. Gyvačių liežuvį troškinį... Neslėpkit nuo mūsų, nes išnapždėkit. Mes Ai, gerai. Tai artimiausias dalykas, gerai. tai šuns mėsos sriuba būtų. Aš iš patirties- Visą kitą bus improvizuosim tik. Buvo kažkokio kito gyvūno liežuviai valgomi. Flamingų. Prieš savaitę, flamingų Prieš savaitę. liežuviai. Dar yra, pasak jo, lakštingalų liežuviai, bet čia kaip neįmanomas dalykas. Ir visą laiką netikdavo tie dalykai. Jo, ne, tiko flamingų liežuviai, bet didelis gyvūnas, gyvačių liežuviai ir dar troškinį, jeigu būtų liežuvėlis. Įsivaizduok, kiek kaip gyvačių tau vaistas. reikia. Jo, tai čia troškinį, tai čia turi būti žiauriai daug. Siekdami stiprinti sveikatą ir vyrišką, nustiprinti sveikatą. Gyvačių liežuvį, neįtikėtina. Ne, aš žinau, kad, pavyzdžiui, moliuskų, tipo, ten Austrijos ir visa kita irgi susijęs yra su kaip ir afrodiziakas ir ten ir potencijos reikalai ir visa kita. Mes Visur valgom. praeitą savaitę valgiau Lietuvoje. Ir kaip sakant, dėl vyriškos Dešra, energijos kurią negėda parodyti. Nepasijuto, ne? Ką jūs pajokavote? Ką jūs darėte? Andriau, ką jūs darėte su mūsų dešra kol kas? Nominaliai tai yra mūsų dešra. Tiesiog reklaminis šūkis. Dešra, kurią negėda parodyti. Nebetęs, kad dar įsidėti burną ir visą kitą. Tai čia aš tikiuosi, kad tu laimėsi. Penkios. Liudai, grįžtam. 4. Moliuskai visur valgomi, ypač Taip. labiau prancūzai pradėjo. Italai, Viena. gyvačių liežuviai, nesąmonė, šunis susiję Taip, su pietų tikrai, Korėja tikrai yra totaliai, pietų bet čia gali Korėja, būti tai klasta. Bet, rizikuom. Rizikuojam. Gyvačių liežuvį. Jo, jeigu tai bus ne B variantas, mes tada pasiduodam ir su malonumu dalinkit dešras, kam norit, nes... O jeigu B, tai jūs valgysit dešrą, taip? To mes su komanda pasidalinsim. Kas juos įkvėps, mums padėti kitame etape. Ir tai yra, sakoma, šablonas yra toks... Kad jie valgo šunis. Jo, pietų korėjiečiai valgo šunieną. O šiaurės? Ir dar labiau. Dar labiau. Dar labiau. Du. Dėmesio. Dėmesio teisingas atsakymas. Kokybiški mėsos gaminiai – svarbus maisto produktas, teikiantis organizmui būtinas medžiagas – baltymus, kai kuriuos vitaminus, mineralinės medžiagas. O kaip savo sveikatą stiprina pietų korėjiečiai? Jei kada viešėjote Pietų Korėjoje, tikriausiai pastebėjote, kad šios šalies virtuvės pagrindą sudaro ryžiai, įvairios sriubos, žuvis, kiaušiniai bei jūros gėrybės. Kadaise čia itin populiarus buvo ir patiekalas pavadinimu bosintang. Tai iš šuns mėsos pagaminta speciali sriuba. Korėjiečiai tikėjo, kad ji padeda sustiprinti sveikatą bei vyrišką energiją. Nežinia, ar šis tikėjimas jau išblėso, ar paprasčiausiai šios Rytų Azijos tautos atstovai rado patikimesnių būdų stiprinti sveikatą. Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais sriubos iš šuns mėsos vartojimas gerokai sumažėjo. Bet žinai, kur mes norim džiaugtis, bet aš tai, tu turi šuniukų? Tai tikrai labai... Aš irgi turiu savo... Labai nesinori džiaugtis. Savo nedutę atsimenu. Uždarom šitą temą, būkit geri. Ir mums būtinai tą mėsą dabar žiūrėti, nepažiūrėti atsakymą. Ne, būtina paimti burną. Kišk šitą namo, prasinešė šitą. Vieną šitą, ką duoda mūsų brangiesiam pasidalinti, gal ką? Aišku, duodam, va, kolegom. Parsiųskit. Tai palaukit, jo, Bet girdėjot, parsiųskit, ta prasme, įsidalinkit ir atgal Parsiųskit. Čia vis tiek suvalkėdėsis. Bet po vieną gavom. Po vieną gavom, jau. Taip.